Labas vakaras. Mėly žiūrovai, po ilgesnės pertraukėlės malonu su jumis susitikti ir trumpai apžvelgti svarbesnius kriminalinius įvykius. Per rugpjūtį ir rugsėjį Druskininkų policijos komisariato pareigūnai užregistravo 27 nusikalstamas veikas. Registruoti 2 atvejai, kai buvo apvogtos sodybos, 2 atvejai, kai iš statybinių mašinų buvo pavogtas dizelinis kuras. Užfiksuota keletas autoįvykių ir kitų nusikaltimų. O dabar apie kai kuriuos įvykius plačiau. Rugpjūčio 12 dieną Gailiūnuose kilus gaisrui gyvenamajame name ir jį užgesinus buvo rastas namo šeimininko lavonas. Gaisro metu smalkėmis apsinuodijo dar 2 namo gyventojai, kuriems buvo suteikta medicinos pagalba. Rugpjūčio 13 dieną bendrovės Grand Spa Lietuva darbuotoja policijos pareigūnams pranešė, kad iš šios įstaigos tarnybinių patalpų pavogtas mobilio ryšio telefonas Nokia. Pasak nukentėjusios darbuotojos jai padaryta 210 litų žala. Rugpjūčio 18 dieną iš bendrovės Mevilsta statomo objekto esančio Kosciuškos gatvėje pavogtas biotualetas. Įmonei padaryta 2150 litų žala. Rugpjūčio 22 dieną apie vidurnaktį Gailiūnuose motociklą vairavęs vairuotojas jo nesuvaldė ir atsitrenkė į pakelės medį. Eismo įvykio metu susižalojo kartu važiavusi keleivė, kuri dėl stuburo lūžimo gydoma Druskininkų ligoninėje. Vairuotojas vairavęs motociklą iš eismo įvykio vietos pasišalino, tačiau vėliau buvo nustatytas. Rugpjūčio 22 dieną telefoniniai sukčiai iš Leipalingėje gyvenančios moters išviliojo elektroninės bankininkystės kodų generatorių ir iš šios sąskaitos pasisavino per 5000 litų. Rugpjūčio 23 dieną apie 23 valandą Kurorto gatvėje 2 nepažįstami jaunuoliai sumušė druskininkietį ir iš jo atimė mobilio ryšio telefoną bei piniginę, kurioje buvo 300 litų. Rugsėjo 15 dieną prie parduotuvės Pupa buvo sumuštas nepilnametis, įvykis tyriamas. O štai rugsėjo 16 dieną apie 13 valandą kelyje Stračiūnai Brazdžiūnai susidūrė 2 tą pačią kryptimi važiavę automobiliai Mercedes-Benz. Nustatyta, kad iš paskos važiavusio automobilio vairuotojas nepasirinko saugaus greičio ir atsitrenkė į prieš jį tą pačią kryptimi važiavusį automobilį. Eismo įvykio metu sužalojimus patyrė avariją sukėlęs vairuotojas bei kartu važiavęs keleivis. Įvykis tyriamas. Rugsėjo 18 dieną Ukrainos pilietis atėjęs į medicinos banką esantį parduotuvėje Iki ketino į litus pakeisti 100 eurų piniginį banknotą, tačiau klientų aptarnavimo vadybininkai pastebėjus padirbtą banknotą, vyriškis iš banko pabėgo. Policijos pareigūnams pavyko sulaikyti netikrą pinigą, ketinusi panaudoti vyriškį. Įvykis tyriamas. Na ir vakar Gardino gatvėje buvo įvykdyta vagystė iš buto. Nenustatytas asmuo ar asmenys įsibrovė į butą ir iš jo pagrobė įvairių juvelyrinių dirbinių bei kitų namų apyvokos daiktų. Ilgapirščių padaryta žala siekia 9237 litus. Įvykis tyriamas. Tai tiek apie įvykius šį kartą. Likite sveiki ir saugus, o mes pasimatysime po savaitės.